Kągi, drąsiai įsitaisykime, vandens, drąsos, diskusijos. Na ir pameistrystė. Tai modernus ir populiarėjantis būdas įgyti profesiją. Vietoj tradicinio mokymosi klasėje pameistriai kasdien mokosi iš patyrusių meistrų realiomis darbo sąlygomis. Pameistriai už mokymąsi gauna atlyginimą, greičiau tampa finansiškai stabilus, o baigę mokslus lengviau įsidarbina. Darbdaviams tai investicija į būsimus darbuotojus. Diskusijoje kalbėsime apie tai, kaip švietimas ir verslas bendradarbiauja, ruošdami darbo rinkai reikalingus darbuotojus ir kuo ši mokymo forma naudinga kartai, kuri pirmenybę teikia virtualiam pasauliui. Vytautai, pradėkime nuo jūsų. Jūsų mokymo centrui pameistrystė jau nebe naujiena. Kuo išskirtinė yra pameistrystė? Kokia jūsų profesinio mokymo įstaigų rolė ir kaip suvedat būsimus darbuotojus su darbdaviais? Ačiū už klausimą. Pirmiausia, turiu atgauti kvapą, nes kol atbėgau čia su tuo parkavimu reikalų. Jūsų klausimą aš šiek tiek pakreipčiau kitaip, pradedant nuo susitarimo, kasgi ta pameistrystė yra. Tai iš tikrųjų pameistrystė prasideda įmonėje. Tai yra mokymas darbo vietoje ir šalia to besimokančiojo turi būti meistras. Tai buvo visą laiką, visus šimtmečius iki mūsų Europoje bent jau. Ir paprasčiausiai tas jaunas žmogus, kuris norėjo įgyti kažkokią profesiją arba aplinkybės įlėmė, jis stebėjo, mokėsi iš to meistro, kuris šalia buvo ir įgydavo tos įgūdžius, tapdavo sekančių meistrų. Bet jeigu tai liktų tik tai įmonėje, tai būtų tik tai praktiniai įgūdžiai. Tai būtų mokymas darbo vietoje, o dar greičiau mokymas darbo vietai ir žmogus iš ten, neišsineštų nei platesnių kompetencijų, nei profesinio išsilavinimo, jeigu norite, nei kvalifikacijos. Dėl to mokyklos dalyvavimas čia yra labai svarbus ir nors mokymo didžioji dalis vyksta darbo vietoje, 70% mokymosi laiko ir tik 30% mokykloje, šitą mokymo formą iš tikrųjų atliepia tiek darbdavio lūkesčius, tiek paties besimokančiojo. Klausimas, kurgi prasideda pameistrystė, iš tikrųjų jinai prasideda tada, kai pameistrys ateina į įmonę ir įsidarbina. Pirmas dalykas, jis turi dirbti, o dirbdamas jis turi mokytis tuo pačiu metu. Tam meistrui, kuris stebi jo darbą ir vadovauja mokymusi, kyla daug iššūkių. Kaip suderinti tos du dalykus - mokymasi ir darbą. Mokymo įstaiga perima dalį šito krūvio ir iš tikrųjų dabar mes, profesinių mokymo centrai, turime ir tą modernę įrangą, ir profesijos mokytojus, kai galime suteikti tam besimokančiajam pameistriui tiek teorinės žinias, tiek pirminius praktinius įgūdžius, kurios po to jisai tobulins, gilins darbo vietoje, meistrui vadovaujant, jam prižiūrint. Ir šioje vietoje yra jūsų klausime, ar kaip jūs surandate darbdavius. Iš tikrųjų, žinokit, darbdaviai suranda mus. Tai nutiko prieš 10 metų, kai įmonė tas Surgical, gerbiamas Renaldas Gamybos vadovas šalia manęs, surado mus, nes tuo metu buvo pakankamai didelis iššūkis. Vienas iš didžiausių darbdavių Lietuvoje, gaminantis sudėtingą įrangą, neranda kvalifikuotų žmonių. Ir tie, kas ateina iš profesinio mokymo, nebūtinai vien tik iš profesinio, netitinka lūkesčių, netitinka tie įgūdžiai ir gebėjimai to, ką jie atsina iš mokyklos. Ir tada atsirado tas žodis pameistrystė
dar tada nebuvo neteisinės bazės ir mes pirmieji iš tikrųjų Visaginas ir Pabradės įmonė InterSurgical pradėjome šitą mokymosi formą. Jinai nėra kažkoks dviratis išrastas Lietuvoje, tai iš tikrųjų taip pat vyksta ir Vokietijoje, bet ten yra pakankamai skirtumų ir tai nereiškia, kad mes kopijavome kažką ar įmanoma nukopijuoti vokiškąjį modelį. Tačiau po vienos įmonės atsirado antra iš Kauno, trečia iš Vilniaus, ketvirta iš Panevėžio ir tai pamažu atsirado nebent 30 įmonių, kurios dirba ir kuriems tinka ši mokymosi forma. Ko reikia, kad atsirastų tas tandemas mokymo įstaiga ir verslo įmonė, pirmiausia pasitikėjimo. Reikia pasitikėjimo, kad mokymo įstaiga suteiks tą kvalifikaciją žmogui, kurios reikia būtent šiandieną darbdaviui. Ir kad nereikės daryti kažkokių išbandymų, jau nebereikės to egzamino pas darbdavį, kai baigęs profesinę mokyklą, nesvarbu ar kolegija, ar aukštąją, jis ateina į personalo skyrių, jo laukia toks egzaminas. 2 klausimai. Ką tu žinai? Kažką prisimenu iš paskutinio egzamino, o ką gali? Ir čia šitoje vietoje turime problemą. Tada girdim kaltinimus. Ne tos programos, ne taip mokote, ne ta kvalifikacija, ne to reikėtų ir pagristus, ir dažnai nepagristus, nes žiūrima iš tokių specifinių interesų, iš verslo interesų pusių. Tačiau tai suartina. Ir jeigu atsiranda bendradarbiavimas ir pasitikėjimas tarp įmonės ir profesinio mokymo centro, o dar greičiau, jeigu įmonė ima pasitikėti, kad šita mokymo įstaiga gebės suteikti tas kompetencijas, kurių reikia darbe, tai tada traukinys pradeda važiuoti. Ilgai kalbėjau. Ačiū, iš ties įdomios mintys ir jūs vedate priekin. Tai aš turėčiau ir antrą klausimo dalį jums, Vytautai. Kokias jūs tendencijas išvelgiat? Galbūt tai ateityje realu, kad taps visai tokiu, įprastu būdu mokytis profesijos? Būdamas pameistrystės entuziastu, aš tikrai nesakyčiau, kad tai yra vienintelis ir viską pakeičiantis būdas. Nors, tarkim, jau minėjau Vokietiją, ten didesnė dalis mokinių profesinį mokymę mokosi tokiu būdu. Dualinio mokymo forma. Tai negyvendimai Lietuvoje ir nereikia, nes renkasi juk žmogus, jaunas žmogus, kokią jam profesiją pasirinkti, kur jam dirbti ar nedirbti, gal jam geriau praleisti tą laiką su draugais mokymo įstaigoje, gal jis turi kitų planų, todėl tas klausimas, kiek jūs išsiuntėte mokinių, pameistreis į įmonę, skamba šiek tiek nelogiškai ir ano šimtmečio kategorijomis. Bet iš tikrųjų mokyklinė forma tikrai gyvuos. Tačiau koks yra skirtumas? Aš jau vieną paminėjau, kai pameistrys nuo pirmosios darbo dienos, be jokių kompetencijų, arba su menkomis kompetencijomis, stebint darbdaviui ir meistrui, žengia pirmuosius žingsnius darbo vietoje, kartu besimokydamas, įmonė dalyvauja mokyme. Pameistrys socializuojasi to įmonė, jis jau pripranta, jis jau tampa to kolektyvo nariu, augančių narių ir žiūrint, kokie gabumai jisai greičiau gal pasieks, nereikės metų laukti, žiūrėkit, po pusės metų jis jau gebės atlikti viską, ką reikia atlikti, priklauso nuo asmeninių gebėjimų. Tačiau jau tikrai nereikės laukti poros metų, kol baigs ir ką čia mes gausime, ar kas čia ateis iš tos mokymo įstaigos. Taigi šiuo atveju pameistrystė, sakyčiau, suteikia kiek aukštesnės prabos, aukštesnės kokybės profesinė kvalifikacija, nes tai yra tai, ko reikia darbo rinkai čia, šiandien, aktualu ir nėra abejonių, kad kažką ne taip čia mes nuspėjome, padarėme ir taip toliau. Tai tenkina ir besimokančio
lūkesčius, nes, sutaupo laiką, gauna atlyginimą, tuo pat metu mokosi. Visai valstybė geriau, greičiau integruojasi į darbo rinką, jeigu, aišku, norima. Ir verslui iš tikrųjų tokia opcija yra, dabar, kai trūksta tiek kvalifikuotas darbo jėgos, tai migrantai čia mums padės, čia taip ir taip toliau, nekvalifikuota darbo jėga, pažiūrėkime, Lietuvoje yra žmonių, kuriems tiesiog reikia suteikti galimybę pasimokyti galbūt greituoju būdu pameistrystės. Matau perspektyvas. Reikėtų keletą dalykų čia padaryti, tiek užtikrinti mokymo kokybę pačiose įmonėse, jau kalbant platesnių mastelių, o kol kas viskas pagrįsta įmonių iniciatyva, entuziazmu, įsitraukimu į šitą mokymo procesą. Ir tik tai bendradarbiavime slypi kol kas pameistrystės sėkmė. Ačiū Jums, Vytautai. Žiūrėkit, kai kalbam apie verslo ir švietimo bendradarbiavimą, svarbu išgirsti ir verslo pusę. Renaudai, kreipiuosi Jūs. Jūsų įmonė ir Visaginas Tech turi gražią bendradarbiavimo istoriją. Sakykit, kaip verslas įsitraukia į profesinį mokymą ir būsimų darbuotojų rengimą? Sveiki, tai Vytautas jau viską ir papasakojo beveik, man čia tik tai paantrinti reikės. Taip, mes iš tikrųjų ir buvom tie gal iniciatoriai, kurie pradėjom ieškoti galimybę savo darbuotojus ir ateinančius naujus darbuotojus turėti jau iš karto apmokytus ir apmokyti kartu savo jėgomis, bet vien tik tai savo pastangomis tai lengvai neišeina. Todėl mes ieškojom partnerių ir labai smagu, kad atsirado tokie partneriai ganėtinai netoli nuo mūsų įmonės. Tai tas bendradarbiavimas jisai iš tikrųjų yra glaudus ir mes kaip savo įmonės, sakykime, pastangomis, tai mes turim ir savo mokytojus dedikuotus, kurie žmonės praėję specialius apmokymus, kad jie galėtų pedagoginę veiklą vykdyti. Tai tie užsiėmimai, jie yra praktiniai su teoriniais kartu užsiėmimai derinami įmonės viduje. Mes suteikėme visas sąlygas mūsų tiem darbuotojams mokytis tuo darbo metu, visos į studijos išvažiavimas į mokymo įstaigą, tai yra, visos sąlygos darbuotojams yra suteikiamos. Kita dalis, tai mes taip pačiai bendradarbiaujam ir su mokymo įstaiga ne tik dėl pameistrių, bet tuo pačiu ir tų dėstytojam kelti kvalifikaciją, tai dėstytojai iš mokymo įstaigos irgi periodiškai pas mus atvažiuoja. Jie gali atlikti ir praktiką su mūsų geriausiais specialistais. Tai ne tik, mes mechatronikoje labai gerai bendradarbiaujame, turime jau beveik 200 darbuotojų, kurie yra baigę mechatronikos kursus pameistrystės, bet šaltkalvystės metalo apdirbimo programą irgi tai bendradarbiaujame šioje srityje. Taip pat kartu paruošę esame ir naują programą plastikų liejimų derintojų, tai yra mūsų įmonės darbuotojai, kartu dar kitų įmonių darbuotojai, bet su švietimo įstaiga kartu ruošiame bendrą programą. Tai tas įsitraukimas iš tikrųjų yra didelis ir jisai yra svarbus. Nei viena švietimo įstaiga, nei vienas verslas turbūt negalėtų pasiekti to tokio gero rezultato, jeigu nebūtų bendradarbiavimo. Tai sakykit, pameistrystė kaip ir atliepia jūsų visus darbo rinkos poreikius ir užaugina naują darbuotojų pamainą. Taip, didelė dalim iš tikrųjų atliepia. Kaip ir sakau, mes viena dalis ta mechatronika, mes pradėjom nuo jos, bet paskui matydami, kad mums reikia poreikio ir kitose srityse, tai mes pradėjom ruošti tą specialią naują programą plastiko liejimo ir stengiamės kartu su ta švietimo įstaiga žiūrėti, ko reikia mums, ko reikia netgi ir aplinkinėms įmonėms, nes turbūt viena įmonė negalėtų aprūpinti jokios ten švietimo įstaigos po srautu. Tai mes irgi vertinam, žiūrim, kas būtų įdomu ir kitoms įmonėms ir kartu bendrom jėgom stengiamės sukurti. Tai čia labai džiugu ir iš tikrųjų tikiuosi, kad ir daugiau tokių pavyzdžių bus, kai švietimo įstaigos atliepia. Nes taip, jeigu prisimenant tą pačią pradžią, kai mes pradėjom šitą bendradarbiavimą, tai kreipėmės į kelias iš tikrųjų
švietimo įstaigas, į profesinės mokyklas, bet būtent Vytautas, jisai tas buvo žmogus, kuris atliepė tuos poreikius ir todėl tas bendradarbiavimas užsimesgė. Dabar jau matau, kad yra iš tikrųjų ir daugiau įstaigų, kurios panašiai masto ir juda tą teigiamą linkmę. Čia svarbu turbūt, kad jos tik tai susitartų ir nepradėtų visos ruošti vienodo pobūdžio žmonių, o žiūrėti iš tikrųjų, ko reikia ir galbūt pasidalinti tais savo pajėgumais. Ačiū. Na, iš diskusijos matau, kad nauda yra atnešama tiek mokykloms, tiek ir verslui. O dabar norėčiau kreiptis į Neilą. Esat kepėjas, svajojate apie savo verslo įkūrimą. Na, kokios naudingos patirties išsinešėte iš pameistrystės? Kas mane gal labai nustebino visą to, kaip pameistrystės pradžia, tai buvo ta kaip visa bendra nauda, kurios aš nesitikėjau, iš vadybos pusės, iš verslininko pusės, iš darbuotojo paprasto pusės, tai ir mokinausi tiek ir su to įmonėje, kuriai dirbu su direktorė ir su vyriausiu šefu ir su bendradarbiais. Aš iš visų gaunu kaip bendrą informaciją, kurią aš galiu profiltruoti, kurią galiu sukramtyti ir tada tiesiog, aš augu toje įmonėje. Kaip ir minėjo, kad įmonė pritaiko pačius pameistrius pagal save, vietoj to, kad aš viską išmokčiau vienoje profesiniai mokykloje ir tai ateičiau su kvalifikacija, kuri yra netinkama tai įmoniai. Tai tas šiaip tikrai, tas visas kaip informacijos ryšulys tiesiog labai padeda augti tai visoje įmonėje. O sakykit, jaunas žmogus, šiandien neįsivaizduoja savo gyvenimo be naujausių technologijų ir kaip tai atrodo šiuolaikinis profesinis mokymas, kiek tai atitinka apskritai jauno žmogaus poreikius? Šiaip labai viskas ten, kaip čia pasakius, tas visas profesinis mokymas yra iš teorinės pusės yra stipresnis nei iš praktikos pusės. Aš didžiąją dalį praktikos gaunu įmonėje ir kas man labai patinka tas kaip profesinis mokymas su mokytojais, mes gilinamės į kiekvieną skirtingą elementą, ką kas daro, kas koreguoja recepte, kas bus, jei padarysim taip ar kitaip. Tai įmonėje to nėra, įmonėje yra labiau kaip viskas užfiksuota, jau viskas padaryta, technologinės padarytos, visa eiga padaryta, visas receptai padaryti, mums tiesiog reikia tai įvykdyti, bet tai yra jau kaip technikos klausimas, ar mes tai gerai įvykdysim. Tai profesiniai mokykloje yra, kad mokiniai gauna visiškai pilnai tų teorinių žinių, o jau tada jau įmonėse jau mes jau galim jas išbandyti save ir įrodyti, ar tai buvo teisingos teorinės žinios ir ką galėtume keisti, jeigu darytume tai antrą kartą. Dėkui, Neilai. Na, ačiū auditorijos nariams, kurie taip pat mums užduoda klausimų ir tikrai ne vieną. Ir pirmasis jų yra, ar ir ką savivaldybės gali sutvarkyti savo procesuose, kad verslas aktyviau įsitraukti į švietimą. Kas galėtų prisijungti? Savivaldybės. Čia galbūt aš, nežinau, su profesinė rengimo centru, tai mes turim labai gerą bendradarbiavimą, tai čia vienintelis prašymas yra netrukdyti. Galbūt aš kitą pavyzdį iš praeitos buvusios diskusijos, ten buvo apie Steam, tai mes irgi pradedam bendradarbiavimą su Visagino savivaldybėje atsiradusiu tokio tipo ugdymo įstaiga, Newtono kambariai, galbūt teko kažkam girdėti. Tai mes su jais irgi turime minčių, pradėję bendradarbiavimą ir turime minčių, kaip įtraukti ir ne tik jau pameistrių, sakykime, kalbant, bet ir nuo jaunesnio amžiaus vaikus. O, sakau, čia gal galėtų kažkas pasakyti labiau apie nesėkmingus pavyzdžius, ko reikėtų, bet mums iš tikrųjų iš to vieto yra pasisekę, kad mes turim bendradarbiavimą. Ačiū. Vytautai, gal jūs dar turėtumėt ką pridėti?
Nežinau, savivaldybės iš tikrųjų čia klausimus taip, jos menkai turi įtakos profesinio mokymui, nes profesinio mokymo įstaigos yra tiesioginio pavaldumo švietimo mokslo ministerijai, yra savininkas vienokia kitokia forma, apie viešasias įstaigas, bet kaip paskatinti verslą dalyvauti pameistrystėje, pameistrystės iš tikrųjų niekada nevyks, mes švietime galim daryti, ką norim, netgi gražius šokius šokti ir taip toliau, gražias pasakas pasakoti, jeigu verslui naujų žmonių nereikės, jie nejaus to poreikio, kad jiems reikia naujos kvalifikuotos darbo jėgos, kvalifikuotų žmonių, specialistų ir iš kur jų gauti. Ir kaip viena iš variantų, mano supratimu, čia vienas iš esminių galbūt šitą mokymosi formą tinka, tai tada verslas tikrai pradės galvoti, kad čia reikia, žiūrėkim, tada kur ta mokymo įstaiga yra. Aha, vieną patikrinom, man tą pažiūrėjom ir čia atsiremiam į profesijos mokytojų kompetencijas. Galų gale į pačią institucinę kompetenciją, ar mes galim patenkinti, ar negalim. Ir dar vienas dalykas yra labai svarbus, kurį norėčiau paminėti, tai salėje čia sėdinčių žmonių galėčiau paprašyti pakelti rankas, kas norėtumėt, kad jūsų vaikas eitų į profesinį mokymo įstaigą. Nematau daugumos jokių būdų, ačiū tiems, kas pakėlėte. Iš tikrųjų, nuostata visuomenėje, kad, bet tai čia nėra profesinio mokymo kaltė kažkokia, kai aukštasis mokslas priima visus, kas gali, kolegijoms lieka, visi, kurie dar kvėpuoja, atsiprašau, o tada jau tada mes jau ten į profesinį kažką, kas liko. Ir dar kai išgirsti iš valdžios aukščiausios pareigūnų, žiūrėkit, mes nuleidom kartelę ir kiek mokinių išgelbėjom nuo profesinio mokymo. Tada aš jau galvoju, ką aš dariau 35 metus profesinį mokymę, kad mes grįžtame visiškai atgal. Ir iš tikrųjų profesijos mokytojų kompetencija nesiranda iš kažkur. Žmonės turi išmokyti savo amatą, savo profesijas. Išmokyti kitą gali tik tai to, ką pats moki. Jeigu tu buvai trejetukininkas, tapai mokytoju, tikėtis iš tokio mokytojo, kad tavo mokiniai bus šimtukininkai, yra, sakant, misija tokia įdomi. Taip pat ir su bet kokia profesija. Jeigu tu to darbo gerai neišmanai, tai tu gerai ir neišmokysi, neperduosi tų žinių. Tai čia yra esminis dalykas. Ir jeigu profesinio mokymo įstaiga, pats profesinis mokymas, tas stigmas nusimėtytų ir kad galų gale, nežinau, čia reikėtų ir platesnių, ir žiniasklaidos, ir visų priemonių tokio viešinimo, žinau, kalbėjimo, kad profesinis mokymas nėra tiems, kam nepavyko, kas iškrito, o tai yra lygiavertis, garbingas pasirinkimas. Baigiai progimnaziją gali rinktis akademinę gimnaziją arba technologijas profesinio mokymo centre, ką mes darėm 5 metus su finansų parama iš ES. Pasiteisino. Ir dar daug dalykų čia būtų galima suminėti, ką reikėtų keisti ir pakeisti, bet iš tikrųjų, jeigu į profesinės mokyklas neateis gabesni mokiniai, kurie mokėsi tiksliuos, aš jau kalbu apie savo sritį, mechatroniką, automatizaciją, IT sektorius ir taip toliau, tai tie, kurie baigė mokymo programas bendro ugdymo mokyklose, kad ir pagrindinį ugdymą, kad ir tą vidurinį, su trejetukais, ketvertukais tik tai ten tikrai nėra ką veikti. Tikrai netapsi automatizuotų sistemų technikų, netapsi mechatronikų, netapsi programuotojų, o čia yra inžinerinėje pramonėje, gamybos apdėvamoje didžiausias poreikis šiandieną šių žmonių. Taigi, atverkime duris, nesibijokim to profesinio mokymo. Jis geras, jis duos jums gerą gairę jūsų gyvenime, gerą laiptą jūsų karjerai.
Aš gal tik tai papildysiu iš praktinės pusės, kad vat, profesinę mokyklą baigę darbuotojai pas mus jie gauna tikrai nemažesnius atlyginimus negu tie, kurie su aukštaisiais. Tai čia daug priklauso nuo pačio darbuotojo noro, bet visos galimybės yra ir nemažesnės. Ir klausimas Neilui iš auditorijos. Ar jautiesi patobulėjęs po meistrystės, ar rekomenduotum daugiau jaunų žmonių išbandyti tai? Tikrai taip, nes pirmos dienos buvo tiesiog chaosas mano mintise visam gyvenime ir aš nelabai supratau, kam aš einu, jau geriau tiesiog pasimokinsiu, ramiai pasėdėsiu, bet aš supratau, kad mane labiau gal priėmė į tą įmonę irgi kaip darbuotoja ir kaip sakė, kad man tikrai mažesnės algos nemoka ir man tikrai jokių nuolaidų nedaro, tik dėl to, kad aš dar mokinuosi. Ir labai daug išmokau, nes yra žmonių, kurie turi darbo patirties 10-15 metų. Negaliu lyginti su mokytojom, bet tikrai tas jaučiasi 100%. Ir jeigu manęs kažkas paklaustų, ar verta eiti į pameistrio kaip poziciją, ar verta iš to eiti į profesinį mokymą, sakyčiau, kad 100% taip, nes tą visą stereotipą tiesiog į šoną nustumė, nes jis tikrai yra Lietuvoje tas stereotipas, kur profesinę baigęs, daug ką tikrai nepasieksi, bet kiek aš girdžiu iš artimų rato ir kiek aš matau savo progrese, tai jeigu nebūčiau profesinį mokyklą, aš čia nesėdėčiau šiandien, tai vis tiek tai daug ką sako. Tai kągi, šiandien išgirdom, kaip bendradarbiavimas tarp švietimo ir verslo ir pameistrystė atneša puikių, visiems naudingų rezultatų ir norėčiau padėkoti mūsų pašnekovams, tai Vytautui Petkūnui, Renaudui Kupščiui, plojimai ir Neilui Medimui. Ačiū Jums.